Sveikinuosi šiandien ir vėlgi podkastas Verta meilės. Ir šiandien tema, kurią kartu su Rima nusprendėme pristatyti jums ir papasakoti, yra apie tai, kas yra mūsų tas vidinis kuras. Kasgi yra ta mūsų kiekvieno unikali motivacija, kuri mus veda arba motyvuoja toje mūsų veikloje, kurioje mes esame. Tai Rima Vanagė ir iš tikrųjų yra ekspertė šitų klausimų. Aš buvau labai sužavėta, kai išgirdau ir man daug pačiai surezonavo ir aš gavau daug atsakymų. Tai dabar labai Rima noriu, kad pasidalintumėm su klausytojom ir klausytojais, kasgi tas vidinis mūsų kuras, kaip tai sužinoti ir nuo ko apskritai pradėti. Nes motivacija, kaip aš sakau, jeigu nėra vidinės motivacijos, mes labai sunkiai nuo tos sofos pakylam. O kai yra ta vidinė motivacija, tada mums labai paprasta viską daryti. Tai Rima, labai džiaugiuosi, labai dėkoju, kad esi kartu ir papasakok mums, kaipgi mums suprasti ir kaip tai tuo naudotis. Gal turbūt pradėsiu nuo dažno klausimo, kurį girdžiu iš vadovų, su kuriais dirbu. Ir man vadovai sako: Rima, metų pabaiga, visi tokie pavargę, mano žmonės tokie nemotyvuoti, gal gali kažką tai padaryti. Ir aš tada klausiu labai populiariu, vienu iš žinomų Freudo sakiniu, aš klausiu, ar tavo žmonės gyvi? Aišku, jie tada žiūri didelėm akim ir sako, Ir Freudas labai gražiai sakė, kol žmogus gyvas, jis turi motyvą. Kažkokį. Jeigu tu nesupranti, tai reiškia, tik tai tu jo nežinai ir nepažįsti. Bet įdomu tai, kad dažniausiai patys žmonės nežino, kas juos motyvuoja. Dažniausiai patys žmonės nežino, kas yra tie jų degalai ir kas yra jų tas drivas, taip kaip ir tas sąmoningumas mūsų, jisai neteina iš karto. Nes aš turiu būti sąmoningas, turiu suprasti save, tada pažįstu save ir žinau, kas mane užveda gyventi, kas mane užveda daryti tą ekstra mylę. Taigi pabandykim pasinerti ir šiek tiek pasikalbėti apie tai, pabudinti tą savo sąmoningumą ir paklausti save, kasgi mus užveda gyventi daugiau, dar pilnu pajėgumu, atsiverti, daryti ekstra mylę ir stengtis vardan ko. Tai pradėsiu gal nuo to, kad žmogus kaip medis. Visą gyvenimą mes augam, visi žinot, kad nupjovus medį gali pamatyti, kiek medžiui metų. Ir tos rievės bus visos skirtingos. Viena tamsesnė, kita šviesesnė, viena porėtesnė. Nuo tų rievių mes galim žinoti, kokie metai buvo medžiui. Drėgni, puolė jį parazitai, nepuolė, gavo daug saulės, negavo ir panašiai. Lygiai panašiai ir su žmogum. Per kiekvieną savo brandos etapą, pas žmogų maždaug kas 7, kas 10 metų, per tą visą brandos etapą pas mus kaupėsi tai, ką mes vadinam sąmoningumas. Per ką jisai ateina? Per patirtis. Ką patiriu, tą suprantu. Juk kai perskaitai knygą, sakai, o jo, žinau. Tik žinau, bet ar darau? Nes nenuėjom to 0,5 metro sąmoningumo kelio. O per patirtis, per savo gyvenimo patirtis, anoje laidoje kalbėjom apie tas nepatogias patirtis, kaip ta kriauklelė, kai tave kalatoja, mes tada kaupiam tą savo sąmoningumo kreditą, pavadinkim taip. Tai pabandykim pasižiūrėti nuo pat prigimties, tas mūsų medis suleidžia šaknis nuo 0 maždaug iki 1 metų, mūsų visam gyvenime toje raidoje labai svarbus saugumas. Ir Maslovo piramidė, tikrai visi žinom ir čia jo nesikartosim. Labai aiškiai mes čia per šitus metus, dar būdami mamytės pilve prenataliniam ugdyme, mes formuojam tam tikrą neuronų tinklą, kuris yra atsakingas už saugumą. Ar gavau pakankamai ramybės, ar jaučiausi saugus, kai tik tai gimiau. Tie pirmieji metai labai stipriai susiję su mano saugumo poreikio patenkinimu. Tai vienas iš mūsų sąmoningumų ir yra atsakyti savo klausimą, ar pakankamai saugus jaučiuosi. Saugumą dažniausiai mes suprantam kaip objektyvę realybę. Ar pakankamai turiu. Tai saugumas mūsų tam kairiajam, ypač loginiam pusrutulį, jisai sako, turiu biškį santaupų, juk tą dieną 5 pas mane ta pati saugiausia diena būna, kai įkrenta atlyginimas, pas kitus gal kitą dieną, ar turiu pakankamai pinigų, santaupų,
kažkoks draudimas, nekilnojamas turtas, antra pusė, tas partneris, šeima, bet visi šitie turėjimai, objektyvūs apčiuopiami turėjimai, darbą, visi jie suteikia man to objektyvaus saugumo. Tai ar turiu pakankamai, ar pakankamai moka, ar turiu pakankamai nekilnojamo turto ir pinigų. Tai tik tai vienas iš 7 sąmoningumo lygių. Tai reiškiasi nepagrindinis tas turėjimas ir pinigai. Nes šitas turėjimas jis labai subjektyvus gali gautis, nes kai turiu gerai, kai išleidžiu, jau nebesaugus, jau nebeturiu kažko. Tai reiškia, jisai labai stipriai išbalansuoja mūsų tą motyvą. Moka, dirbu, nemoka, nedirbu. Toks labai stipriai išorinis motyvas. Važiuojam toliau nuo 1 iki 7 metų mūsų gyvenimo tarpsnyje formuojasi mūsų dar vienas sąmoningumo tinklas, ar mane myli pakankamai. Juk vaikas šitam amžiui gali padaryti bele ką, kad gauti ką? Mamos ir tėčio dėmesį. Mama, noriu kakų. Sako vaikas prie svečių, mama, atsiprašau, bėga į tualetą, pasodina jį, o jisai žiūri ją į akis ir sako, nenoriu. Ko jisai norėjo? Dėmesio. Nesvarbu, kad tūlikė, bet aš ir tu, tik mano ir tavo akis. Jis yra pasiruošęs padaryti didžiausią nesąmonę, kad gauti dėmesį iš mamos. Rodo visokias nesąmonės, kraiposi, išdykauja, kelia balsą, yra nepaklusnus tik dėl dėmesio. Nuo 1 iki 7 metų yra mūsų kova dėl besąlygiškos meilės. Ne dėl to, kad tu gražiai susitvarkiai kambarį, esi geriausia mergaitė, bet aš tave myliu besąlygiškai. Dėl to, kad tu esi ir tą, kai aš randu laiką su tavim. Jeigu nueitumėm truputėlį į tą verslo kasdienybę, tai besąlygišką dėmesį dažniausiai vadovai parodo one-on-one tų pokalbių metu. Kai aš dovanoju tau ką, brangiausia, ką turiu. Ko negaliu nusipirkti laiką. Kai galiu skirti tau į savaitę 20-30 minučių, pasikalbėti tik apie tave ir mane. Ir daugiau net apie tave. Kas tau sekėsi, kas tave liūdino praeitą savaitę, ką tu planuoji. Ne apie operatyvinius dalykus, bet tai yra laikas tau parodyti, kad tu man rūpi. Nes rūpestį mes rodom skirdami žmonėm brangiausia, ką turim, tai yra laiką. Tai antrasis sąmoningumo lygmuo ir tas mano poreikio patenkinimas ir yra galvojimas, ar mane myli pakankamai, ar žmonės žino mano vardą, ar domisi manim, ar paklausia manęs apskritai ne ką aš pasiekiau, bet kaip jaučiuosi tame, kai susimaunu, kai galiausiai laimiu kažką, ar mano komandos nariai, ar mano šeimos nariai. Aš didelė mama, turiu daug tų vaikų, tai su pirmais 3 turėjau labai daug iššūkių, tokių pagrįstų paauglystės iššūkių. Ir dabar dar turiu vieną pagrandukę, su kuria turiu daug paauglystės iššūkių. Bet ką aš supratau vieną dalyką, kad asmeninis laikas kartu, mes labai daug praleisdavom laiko su savo vaikais, pirmaisiais 3 paaugliais, su visa šeima, bet jie labai mažai gaudavo asmeninio dėmesio. Ir kaip padariau Gretos diena, Ugnės laikas, Manto laikas, kai kiekvienas vaikas turėjo asmeninį laiką, truputėlį tas ryšys, o tai reiškia jų poreikis asmeninio dėmesio susitvarkė ir tas ryšys, negaliu sakyti, kad idealus, bet tikrai pagerėjo. Tai kai mes skiriam asmeninį laiką savo žmonėm, aplinkai, tai yra ta besąlygiška meilė. Ir savo paklaust, ar šitas poreikis besąlygiškos meilės pas mane patenkintas. Jeigu man trūksta to dėmesio, aš darausi piktas, niurgzglus, vis kabinėjosi. Labai gražus posakis yra. Vertingam, besijaučiančiam nereikia kitų žeminti ir kitų vertės nuvertinti. Nes tik tada, kai aš nesijaučiu vertingas, man trūksta tos besąlygiškos meilės, aš pradedu kabinėtis prie kitų ir man nebepatinka kitų elgesiai ir panašiai, kai man pradeda trūkti meilė savo. Tai čia labai svarbus indikatorius, kai aš pradedu
kelti balsą, kandžiotis ant savo vaikų ir panašiai, ir ant savo partnerio. Iš karto sakau, Rima, kas negerai su tavo besąlygiška meilė. Ir tada bandau save kažkokiu būdu pamylėti, kažką pasidovanoti, pasakyti komplimentą, pabendrauti su žmonėmis, kurie man gali pasakyti komplimentą ir dar daug kitokių būdų, kaip aš galiu tą besąlygiškos meilės savo indą pripildyti. Ir tada, žiūrėk, nebereikia ir kitų kandžioti. Nes visi žinom, kai ką nors pat kritikuoji, kai ką nors ant ko nors biški pareki arba per petį nusikeiki, kažkaip lengviau pasidaro. Aš toks kietesnis pasijaučiu, ne? Tu tai čia netobula, tu tai čia to nemoki, Jurgita, tu tai čia tai padarėjai, ar ne? O aš tai va kokia kieta. Bet vos tik tai ištinka, aš iš karto savo sakau, Rima, kas negerai. Kas negerai. Ir iš karto suprantu, kad mano meilės indas truputėlį apleistas. Tai va čia tas antrasis sąmoningumo lygmuo ir antrieji degalai meilė savo. Trečiasis meilės indas nuo 7 iki 14 metų, pagrindiniai įvykiai, jie darė labai didelę įtaką to indo susiformavimui, kokio jisai dydžio, kiek man jo reikia, kaip aš gerai jame jaučiuosi. Ir šitas indas vadinasi konkurencijos arba savivertės. Kai mums norisi įrodyti, kai lenkai sako, cotomoje kamzelka, koksai aš kietas ir kur aš šiandien kietesnis už ką? Už kitus. Ir čia labai svarbu, kiek mes nuo 7 iki 14 metų išmokom suprasti, kad aš unikalus kažkuo. Aš kažkur geresnis. Mokykla, čia 1 klasė, mums suformuoja labai aišku suvokimą. Yra geri berniukai, blogi berniukai. Geros mergaitės, blogos mergaitės. Kuo labiau mane lygina su kitais, tuo daugiau aš noriu laimėti. Nuo 7 iki 14 metų vaikai nemoka pralaimėti. Visigi žinom, kad 11 metais, 12 metais grįžta kvadrato varžybose užėmęs 2 vietą. 2 vietą, taigi sakau, Dieve, man dar sidabras gražesnis medalis negu auksas visada būdavo. Ne, mes lūzeriai. Tai kiek buvo komandų? 10. Iš 10 2. Taigi, aleliuja, kaip gerai. Ne. 17-14 metų vaikui 2 vieta yra 1 lūzeris. 2 vieta yra 1 lūzeris, jie nemoka pralaimėti, jie nori nuolatos laimėti. Ir šitam etape, kiek mes išmokom, kiek tėveliai ir mokytojai mums padėjo konkuruoti ne su kitu. Rima neturi būti geresnė už Jurgitą, bet Rima turi būti geresnė už Rimą vakar. Tai čia tas didysis konkurencinis pranašumas. Ir jeigu mes išmokstam nuolatos lenktyniauti su savim, su savo demonais, su savo pasiekimais, su savo tinginiu ir visais kitais savo dalykais, išmokstam būti brandesni emociškai, fiziškai, rūpintis savo kūnu, rūpintis savo emocinę ir fizinę energiją. Va čia yra didieji pasiekimai, va čia yra ta savivertė, nes kas yra savivertė? Subjektyvus savęs vertinimas. Subjektyvus dažniausiai todėl, kad lyginant su kitais. Jeigu aš matau, kad Jurgita sėdi pasidažius ir raukšlyčių nėra, aš iš karto jaučiuosi kokia senesnė, mano motyvacija kyla, nekrenta ir aš noriu būti geresnė negu Jurgita ir kuo labiau aš tenksiuos būti jaunesnė ir geresnė negu Jurgita, tuo labiau aš pralaimiu. Bet jeigu aš sakysiu, okei, šiandien taip atrodo, rytoj noriu geriau atrodyti, ką galiu dėl to padaryti, ką galiu nustoti valgyti, ką turiu pradėti valgyti. Jeigu pas Rimą dabar tiek raukšlelių, tai aš noriu rytoj susimažinti, kokius aš čia masažiukus darysiu, ką aš čia kaip aš čia save turbinsiu. Va čia tada atsiranda, nes aš noriu būti geresnė už save. Ir tada visiškai kitokie dalykai atsiranda, nes aš lyginuosi su savim. Bet vos tik tai ta savivertė, kadangi tai yra, dar kartą priminsiu, subjektyvus savęs vertinimas dažniausiai kontekste, tai mes labai greitai ją galim numušti, nes kaimyno darže žolė visada žalesnė. Kiti ir geriau uždirba, ir kitose geresnė, nežinau, ten šeima, ir vaikai, ir dar kažkas tai, bet kaip galvoju, kad aš nuolatos augau. Tai va ta savivertė, tas trečiasis sąmoningumo lygmuo, lyginkime su savimi vakar ir nuolatos matuokim, kas duoda degalų šitame sąmoningumo lygmenį, savivertės augimo, laimėjimo,
Tai matavimas, tie KPIs, Key Performance indikatoriai. Ką aš galiu padaryti šiandien daugiau negu mokėjau vakar? Per kiek laiko aš ten, nežinau, galiu nueiti 5 kilometrus, galiu pasimatuoti savo fizinę sveikatą. Kaip aš nustojau tenais, sumažinau cukraus kiekį, kaip aš galiu nesusinervinti bendraujant su žmogum, kuris yra visiškai kitokio vertybinio pagrindo, kiek aš galiu neišeiti iš savo kraštų ir sakyti, paaiškink man daugiau. Ar pasakė kokią nesąmonę ir aš, ačiū, viskas, čia ir baigiam, aš išeinu, pabėgau. Tai išbūti tame blogume, ne apie kurį mes Būtent. kalbėjome. Tai vat, šitas trečiasis sąmoningumo lygmuo jau yra apie objektyvius matavimus. Kaip aš sugebu, viską galim pamatuoti. Viską. Kiek aš sugebu išbūti, kiek ilgai, kiek aš sugebu dėrybose išbūti su žmogum, kuris man nepatogus ir gal nori ten kažkaip tai žeminti ir skaudinti ir panašiai. Kiek aš sugebu neatsukti subinės ir neišlėkti trinktelės durim iš kambario su savo brangiu žmogum. Čia dabar aš tą reikalą matuoju pati, nes labai greitai kas nors nepatinka. Aš susitvarkysiu, užsiknisk ir bėgu atsukus minkštą vietą. Tai kiek aš sugebu išbūti, kalbėti ir tai va, čia mano dabar matavimas asmeniniam santykiai ir ryšyje. Tai savivertė yra matuoti savo efektyvumą, rezultatą, savo sveikatos, emocinės būsenos efektyvumą. Išsikelk savo kokį nors kriterijų ir matuokis. Čia dar šiek tiek pasidalinsi labai greitai asmeninę istoriją. Pas mane toks sunkus santykis su mama, nėra pats gražiausias ir pats geriausias, bet aš nenoriu būti bloga dukra. O dažnai iš mamos girdžiu priekaištų, kad esu bloga dukra ir mažai padedu. Išsikeliu savo tikslą. Noriu. Jau tikslas, jau yra motyvacijos pradžia. Noriu būti rūpestinga dukra. Kaip man dabar rasti tos motyvacijos? Noriu, jau pasakiau, okei, tai kaip man rasti to tokių degalų, kad aš ir įgyvendinčiau tą norą. Ne tik užsinorėjau, bet neišėjo. Savivertė, tai tie degalai, kuriems labai reikia to KPI, o išsikeliu. Ką daro rūpestingos dukros? Domisi, kas vyksta mamų gyvenime. Mano mama gyvena Kaune, aš Vilniuje, išsikeliu savo tikslą. Skambinsiu 2 kartus per savaitę. Ir klausiu, mama, kaip tau sekasi? Ir antras KPI-sas, nekritikuosiu. Nes aš labai linkus kritikuoti mamą. Aš kaip psichologas, aš žinau, mama, tu taip nedaryk, mama, tu taip daryk, mama, tu čia ant kitų nevaryk. Tai mano 2 KPI-sai, 2 rezultatai. Skambinsiu 2 kartus per savaitę, klausiu, kaip jai sekasi, klausysiu. Užsidengsiu, nekalbėsiu, klausysiu ir nekritikuosiu. Ir belieka tik tai pasakyti mamai, pranešti, kad mama aš taip darysiu. Nes žiūrėkit, kai nepraneši, tai daug pagundų ką? Nedaryt, nes niekam nedavė pažado. Ir darau tą. Ir ką jūs galvojat per vieną neseniai vykusį gimtadienį, jau seniai iš tikrųjų, gimtadienį mama atsistojo ir sako Tostą. Aš žinojau, kad Rima taps kažkada pačia geriausia ir rūpestingiausia dukra. Vaikeli, aš nepadariau nieko, tik skambinu 2 kartus į savaitę ir sakau, kalbu, klausau mamos ir nustojau kritikuoti. Ir staiga tampu labai gera dukra, mano savivertė pakyla, I can do it, aš galiu tą pasiekti. Bet kokių man degalų reikėjo, tų savivertės matavimo, jeigu jau taip sakyčiau, kaip aš matuosiu savo tą vertę, nelyginant su kitais, bet išsikelti savo efektyvumo rodiklius. Nežinau nei vieno sportininko siekiančio aukštų rezultatų, kuris nematuotų savo pulso, atsispaudimų nuėję į sporto salę, nori kažką pasiekti, matuokis. Tai lygiai taip pat mes irgi gyvenime atkreipiam dėmesį ir matuojamės. Tada važiuojam nuo 14 iki 21 metų, dar vienas sluoksnis mūsų tam brandoje, dar vienas sąmoningumo lygmuo, kuris pagal Richardą Barrettą taip labai kitaip vadinasi transformacijos etapas. Tai yra tas etapas, kai mes virstam iš etapo imti, nes ėmėm saugumą, ėmėm besąlygišką meilę iš tėvų, ėmėm gebėjimą būti kažkur tai geresni.
įrodymą, kad aš geresnis, laimėjimus. Dabar 17-18 metų gyvenimas mums užduoda labai nepatogų klausimą. Kuo būsi? Įsivaizduoji? Kai 18-metis jau galvoja, aš jau čia tiek, kad buvau jau kietas, pasaulio bamba esu. Bet visi aplinkiniai jo klausia, tai kuo būsi? Ką darysi gyvenime? Ir jisai supranta, kad, aleliuja, reikia daryti kažką kitaip negu iki šiol. Kažkuo kitu reikės būti. Ir tada daug vidinės transformacijos, daug vidinio virsmo. Ir čia mes darom daug pirmų kartų. Mes čia išbandinėjom save, nes aš dar nežinau, kuo aš galiu būti be tėvų. Čia yra pirmas šlapės bučinys. Čia yra pirmas seksas šitame etape. Čia yra pirmi asmeniškai uždirbti pinigai. Čia pirmas apsivėmimas nuo alkoholio ir Coca-Colos. Čia pirmas surūkyta cigaretė. Čia daug visokių kitokių pirmų kartų. Nes būtent šitame etape nuo 14 iki 21 metų mes bandom suprasti, kągi aš tau pasaulį galiu duoti. Tai kas motyvuoja mus šitame etape ir jeigu sakom šitam sąmoningumo šitoj degaliniai, pirmi kartai, o tai yra išmokimai. Nėra pirmo karto, nėra išmokimų. Darydami tai, ką gerai mokam, mes tik tobulėjam ir tai yra gerai. Bet darydami kažką tai pirmą kartą, išbandydami save, ten, kur galim būti pažeidžiami, kur labai nepatogu, mes čia išmokstam. Per klaidas, per nepatogumą, bet mes čia kažko tai mokinamės. Tai ta transformacijos sąmoningumo lygmuo arba transformacijos degalinė, tai yra apie tai, kad kol yra drugeliai, ką daryti, kad tų drugelių mano pilve reguliariai būtų. Nes drugeliai būna tik nuo pirmo pasimatymo. Drugeliai būna tik nuo pirmo karto. Visur. Versle pirmas projektas, sėdi, drugelių pilnas pilvas, galva sako, ir kam tau reikėjo dar šito imtis? Ir kam tu dar šitą projektą savo užsikroviai? Bet drugeliai džiaugiasi pilve ir sako, o kaip gera, o kiek energijos ir visą naktį gali sėdėti ir visą naktį kažką tai daryti. Atsirado energijos. Degalai pirmi kartai. Čia irgi degalai. Darai pirmus kartus ir pas tave pilve atsirado drugelių. Įsileistos drugelius darydama pirmus kartus, tai reiškia mokindamasis. Išvažiavęs į kažkokią naują konferenciją, susitikęs su naujais žmonėm, nuėjęs į naują bendruomenę. Irgi yra drugelių. Kaip mane priims, kaip mane pamatys. Naujas bosas, naujas bendradarbis, eik su juo į kontaktą. Nesvarbu, kad tau nepriklausom, naujas žmogus yra naujas drugelis tavo pilve. Nes tas pirmas labas nepažįstamam žmogui, irgi drugelis, irgi pirmas kartas, kaip jisai sureaguos. Stebėk, įsileisk jo emociją, jo priėmimą. Čia irgi išmokimas. Mokinamės kiekvieną kartą iš naujo žmogaus, iš naujos situacijos, iš naujo projekto, iš visko. Tai degalas mokintis. Degalai mokintis darant pirmus kartus. Ir čia noriu dar atkreipti dėmesį, bendrauti, eiti į projektus, daryti kažką su ne visai patogiais žmonėmis. Nes jeigu aš sutikau tokį patį kaip aš, fainai, mes pagersim vyno, pavyzdžiui, su Jurgita, praleisim gerai laiką, tikrai pakikensim ir rasim, bet mes turim daug panašumų, mes panašiai mąstom, mes panašius dalykus vertinam. Taip mes šiek tiek papildysim savo ir taip jau nueitą kelią. Pagražinsim vieną kitą tą kelią, bet iš tikrųjų labiausiai išmokti mes galim bendraudami su nepatogiais. Mums visai, oh my god, kaip jisai kitaip galvoja, bet kaip tas žmogus, gal tas, kurio vertybės visiškai kitokios, gal tas, kuris nėra toksai empatiškas kaip mudvi su Jurgita, gal tas, kuriam žmonės nėra numeris 1, bet jisai milijardierius. Ir aš taip žiūriu, gal nereikia man tų pinigų, bet iš tikrųjų reikia, bet nereikia. Tai ką renkiesi? Pinigus, milijardą ar meilę žmogui. Bet bendrauti su tokiu žmogum žiauriai nepatogu. Labai turtina ir labai augina. Ar ne? Nes jo vertybės kitokios, jis absoliučiai kitoks. Tai va čia dar vienas degalas, tai yra degalai, kurie įkvepia, nes atsiranda kas naujos neuronų jungtis. Nes aš taip nemaščiau, o dabar prasiplėtė akiratis.
Važiuojam toliau. Nuo 21 maždaug iki 30 metų šitame gyvenimo tarpsnyje tie, kas norėjo, jau susimetė skudurus ir pradėjo ilgalaikį santykį regzti su savo partneriais, jau nustojom ieškoti to geriausio ar geriausios darbdavio ar partnerio, supratom, kad reikės pasidaryti patiem. Teisingai. Ir jau pradedam statyti santykį. Nes suprantam, kad tai ilgalaikė investicija. Santykis su darbdaviu, santykis su savimi, santykis su partneriu yra ilgalaikė investicija. Tai nuo 21 iki 30 metų mes jau pradedam orientuoti save ne į trumpalaikius malonumus ir tuos fast gaining, žemai kabančius vaisius, bet jau mes pradedam norėti ilgalaikio ryšio, ilgalaikio santykio ir galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Todėl ta 5 jau vadinama degalinė, vadinkim ją prasmė, tokia mes matom prasmę kame, kūrime, ilgalaikiame ryšyje. Mes kuriam kultūrą su darbdaviu, bandom save pozicionuoti, ne tik ateinam pasiimti greito atlygio. Čia dabar metus padirbau, nebepatinka, neįdomu, einu. Čia apie tuos saugumą, man reikia čia dabar greitai, ar čia dabar greitų komplimentų. Ne, aš pradedu kurti kartu. Ir suprantu, kad nei po metų, nei po 2 greičiausiai dar nebus to, ko aš labai noriu. Bet jau po 3-4 jau gali būti tie vaisiai, kuriuos aš čia pasisodinu. Tai ta 5 sąmoningumo degalinė ir kas mus motyvuoja - ilgalaikiai santykiai. Kai tiek su darbdaviu mes galim kalbėti apie viziją, nusibrėžti 2-3 metų perspektyvą, tiek su partneriu kalbėti, ką mes norim turėti ir matyti po 2-3 metų kitaip, ką mes, čia jau atsiranda investicijos, būtai, nekilnojamai turtai, dar kažkokie versliukai, bet ne čia ir dabar, o ilgalaikiai ryšiai. Tai kalbėti apie vizijas, kalbėti apie ilgalaikius planus, perspektyvas, atsakomybės. Čia mus labai motyvuoja, kai mes turim savarankiškumo tam tikrą galimybę. Organizacijose žmonės, kuriem labai svarbi šita degalinė, labai kenčia, kai turi managing direktorių, kuris nuolatos sako, ar tą padarei. Nu, ne, mes norim laisvės. Taigi žinau, čia asmeninis pavyzdys. Žmonės kabo paveikslas, vyras padovanojo man vieno gimtadienio progą. Nuostabiai gražus paveikslas stovi apačioje ir laukia būti pakabinamas. Stovi savaitę, 2 savaitę. Aš jau taip tyliai prieinu prie vyro ir sakau, šiandien laisva diena, gal jau pakabinsi. Ir jis sako, blemba, Rima, jau ketinau kabinti, bet dabar priminėjai, tai dabar negaliu. Tai dabar dar, aš suprantu, kad dar lauksiu savaitę arba 2. Nes jisai norėjo pats tą padaryti. Jisai žino, kad tą reikia padaryti, jis mato tame prasme, jisai prisiima atsakomybę ir jisai norėjo pats nuspręsti. Tai žmonėm, kuriem labai svarbu tas savarankiškumo jausmas, aš pats nuspręsiu, kai mes juos papinginam, mes numušam jų motivaciją. Tai sudaryti jiems sąlygas, duoti kažkokį tai deadline, susitarti. Ne tai, kad aš laukiu ir jau galvoju, kad po 2 savaičių jisai turi būti pakabintas. Susitarti, sakyti, davai per kokį mėnesį pasikabinam. Jo. Ir tada užsičiaupk, neprimink, nepingink, neprašyk. Ir jisai tą tikrai padarys per mėnesį, nes mes susitarėm, jisai tuo tiki ir jisai irgi nori to pačio pakabinti tą paveikslą. Tai lygiai taip pat darbe mes kartais gal, mes padedam savo bendradarbiam, primindami arba dar kažkaip tai. Lygiai taip pat su vaikais mes irgi galvom, kad mes padedam jiems susitvarkyti kambarį kiekvieną dieną, primindami, tu man pažadėjai. Tiesiog susitarkim deadline, aš tavim pasitikiu, kad iki tos datos susitvarkysim. Ar ne? Tai aišku, jeigu jam svarbus šitas motyvacinis lygmuo, bet jeigu ne, tai tada aišku reikia priminti. Gal tada jo motyvacija ir jo degalai yra už pinigus, susitvarkysi, gausi pitaką.
susitvarkysi, gausi 10 eurų. Ir tada žiūrėk, ras ir susitvarko. Ir tu žinai, kad jo degalai dabar yra pinigai. Gal jo degalai yra komplimentai. Atsimenat, tas antrasis - besąlygiška meilė. Apsikabinimai, myliu, nudžiuginkim vienas kitą, ar ne, kažkokiais dalykais ir panašiai. Tai sąmoningumo tas penktasis, kaip ir sakiau, prasmė, savarankiški sprendimai, ilgalaikiai ryšiai. Šeštoji, 7 iš viso sakiau, yra degalinės. Šeštoji degalinė maždaug nuo 30 iki 40 metų, tai yra tas vidurkis, tas tarpsnis, kai mes jau pradedam prisimti atsakomybę už vaikučius, pas mus į šeimas ateina vaikai. Kas norėjo, tapo vadovais, mes tampam team lydais, komandų vadovais, prisimam atsakomybę už kitus. Tai tas pokyčių inicijavimas kituose, mes jau norim ir jaučiam poreikį auginti kitus. Mes matom, kaip fainai prisimti atsakomybę už kitus žmonės, už savo vaikus. Taip skauda, bet ir džiugina, nes nėra džiaugsmo be tos skausmo, kaip tų perlų be tos audros. Tai va čia labai labai svarbus etapas ir svarbi degalinė, kai mums svarbu auginti kitus. Ir mums neskauda, kai iš mūsų komandos išeina žmogus, nes padarė karjerą. Mes sakom, kaip džiaugiuosi ir mus tai motyvuoja dar geriau dirbti. Nes jeigu šita degalinė tau nesvarbi, tai kai kažkas išeina, o Dieve, vėl apmokinti, vėl įvedinėti naują žmogų. Nu bet kodėl tie žmonės tokie nedėkingi? Aš čia tiek vargau. Tai jeigu tu turi tokį jausmą, tai tikrai čia ne tavo degalai. Ar ne, kitus auginti. Pas mane čia yra svarbiausia degalinė, tai kuo daugiau aš sugebu padaryti pokytį kitose žmonėse, tuo aš pati jaučiuosi geriau. Tuo labiau man pačiam norisi auginti. Ir paskutinis tas sąmoningumo lygmuo jau maždaug nuo 40 iki 50 metų. Šitame etape mes vienaip ar kitaip norim tarnauti. Tarnystė, savanorystė, jau nebe tiek ir tie pinigai gal aktualūs, nebe tiek ir tie komplimentai, nebe tiek mes norim būti geresni už kitus, bet čia mums labai labai svarbu vardan tos žemės, vardan tos planetos, vardan tos vietos, kurioje esu, vardan tų savo žmonijos, palikti kažką dėl kitų. Kaip ir tu, Jurgita, va čia pačioje pradžioje sakai, tai tik tai svarbu, kad tie mūsų žmonėm, kad tie mūsų klausytojam kažkas tai liktų, kad jie kažkokį įrankį galėtų gauti ir kažką paskiau panaudoti. Tai taip mes irgi, čia ta tarnystė jau atsiranda, juk mes darom tą neatlygintinai teisingai, ne už kažkokius pinigus, bet norisi labai stipriai dalintis. Tai tą, ką mes su tavim ir darom, mūsų va tas jau podelis prisikaupė ir jauti, kad norint įpilti naujo, tu turi nuliet kažką, atiduoti, nes pilnas podelis tu nieko į save negali įpilti, o kai atiduodi, tada žiūrėk ir į save gali įpilti, ar ne, vėl naujai. Tai tas paskutinis sąmoningumo lygmuo yra tarnystė ir jis mus motyvuoja, kai mes galim kažkam neatlyginamai kažką padaryti, savanoriauti, pasodinti medį, kažką tai parūšiuoti, nueiti, nežinau, padėti kažkokiam seneliui, močiutei, padovanoti kalėdom vaikui, kuris negali gauti vaikų namuose kažkokią dovaną, nusivesti jį į teatrą. Čia milijonas dalykų, kai tu darai ne dėl to, kad tau padėkos, ne dėl to, kad tau sumokės, net ne dėl to, kad tu būsi geresnis už kitus, bet tu nori po savęs palikti šitoje vietoje žemėje kažką geriau. Ir tai sąmoningumo lygmuo, kuris ateina jau maždaug, kaip ir sakiau, nuo 40 iki 50, čia tie amžiaus tarpsniai labai tokie suvidurkinti. Tikrai negali sakyti, o Dieve, jeigu man 40 dar nieko nesinori daryti, ne už pinigus, tai nieko blogo su tavim. Viskas ateis, bet kad tas momentas vardan tos žemės, vardan tos planetos, vardan tų kitų žmonių, vardan žmonijos norėsis padaryti kažką gero, tai aš jums pažadu, jisai tikrai ateis vieną dieną ir tikrai pasibels ta mintis ir tai reiškia aš labai gerai jausiuosi, labai daug turėsiu tų degalų ir motyvų, kai galėsiu kažką padaryti neatlygintinai. Nežinau, aš eidama Vilniaus gatvėmis tikrai visada renku šiukšles. Visada keliu, negaliu praeiti.
Kartais net mano protas iš manęs juokiasi. O, dar žiūrėk, ten už 100 metrų matai plasmasinis maišelis vėjuje blaškoje. Gal nori jį pasivyti? Tai čia protas juokiasi iš mano to didelio noro tvarkyti ir viską švarinti. Ir kartais bėgu pasigalinėti su to protu, sakyti, jo, vat ir eisiu, pavysiu tą maišelį, kad tau įrodyt, kad aš noriu ir man svarbu. Kartais ne, bet tai vat jau rodo tą požymį, kad man norisi po savęs palikti gatvę švarę, nepraeiti pro tą šiukšlę. Tai čia apie tą degalą savanorystės. Tai aš išvardinau tas 7 degalinės, galim sakyti, objektyvus turėjimas, besąlygiška meilė, laimėjimai, būti geresniu, rezultatas, pasimatavimas, tada mokymasis, tada ilgalaikė perspektyva ir vizija, tada kitų auginimas, tada tarnystė. Jeigu nori pasimatuoti savo, tai vis dėlto, tai viskas čia svarbu. Taip, Richardas Baretas, praleidęs visą savo gyvenimą tyrinėdamas žmonių motyvaciją, vidinę motyvaciją, jų sąmoningumą, sako, sveikiausias žmogus, sveikiausias medis, pas kurį niekur nėra plyšių. Jam viskas svarbu. Kas pasakys, kad mums šitam tokiam materialiniam pasaulyje nesvarbu pinigai? Nežinau, svarbu. Visiems svarbu. Kas pasakys, kad jums nesvarbu besąlygiška meilė? Jums nesvarbu būti mylimiem. Kam nesvarbu būti kažkaip geresniem biškim, tokiu pranešesniu už kitą? O kam nesvarbu kažką išmokti? O kam nesvarbu, kas bus su manim po 5 metų? O kam nesvarbu, kad aplinkui jūs būtų ne asilai, o fainai, protingi žmonės? Tai tam reikia juos auginti, kažkaip padėti, duoti jiem grįžtamą ryšį, padėti jiems irgi augti. Aišku, jie auga ir patys, bet auginti aplink save žmonės. O kam nesvarbu vis dėlto tą savo planetą pasirūpinti? Nors mažą šiukšlę pakeliam. Tai visos šitos sąmoningumo degalinės, šitie sąmoningumo lygiai mums svarbu, bet dėja, ne dėja, o gal ir gerai, kažkuris vienas šiandieną pas jūs dominuoja. Kažkuris vienas pas jūs šiandieną sąmoningume labiausiai suaktyvintas. Tai tą pasitikrinti galit visai pabandžius padaryti tokį lingvistinį testą. Jeigu jūs įeisite, Jurgita jums po to parašys tą testuką, kaip pasidaryti, bet vanage.lt /AV asmeninės vertybės. Jeigu susivesite šitą trumpą adresiuką naršyklėje, jums išmes 80 gražių žodžių. Vienas už kitą gražesni. Jūs taip greitai juos skrolinat ir selektyviai paspauskit 10. Lygiai 10. Paspaudę lygiai 10, jums išmes skaičiukus ir jūs tos pačius žodžius, kur aš ir sakiau. Saugumas, besąlygiška meilė, pat 7 degalinės. Ir visos šitos mūsų 7 degalinės jūs pamatysit, kiek jos jums svarbios. Kuo didesnis skaičiukas, tuo svarbesnė ta degalinė. Ir čia jau pabaigiant savo šitą monologą ir jau tada lauksiu ir kitos smalsių klausimų, nes jinai kupina jų visada. Tai 3 dalykai. 1. Žinok savo degalinę. 2. Tu pats atsakingas užsipilt degalų. Visi juk žinom, kad mašina važiuoja į degalinę, o ne degalinė pas mašiną. Būna ir taip, kai užgesti vidury autostrados, tu išsikviesti turi degalinę, tai visi, kas tą darė, žino, kad žiauriai brangiai kainuoja. Tai lygiai taip pat mes žmonės, kai mes užgestam, išsikviesti degalinę labai brangiai kainuoja degalus atvežti į autostradą. Tai geriau to nesulaukti, neperdegti. Todėl tu pats atsakingas nuolatos užsipilt. Žinai, kad tau reikia pamotyvuoti save pinigais, galvok apie projektukus, kur gali gauti fast gaining dalykų, kur gali kažką tai užsidirbti, kad galėtum sau leisti, nes tave tai motyvuoja, tave tai užveda. Reikia tau komplimentų, reikia tos besąlygiškos meilės, pasiimk. Žmonės per daug užsiėmę, kad tau nuolatos sakytų komplimentus, per daug užsiėmę savimi. Mano mylimas pavyzdys yra, kaip aš kankinu savo vyrą. Karts nuo karto paprašau, kad jis man užpildytų tą meilės baką ir aš jo klausiu, ar tu mane myli?
protingi vyrai sako taip. Antras kankinimo klausimas yra už ką? Ir tada nori, nenori, šitą atvirą klausimą turi atsakyti, už ką, už ten, kad tu tokia, ten energinga, su tavim nenuobodu. Ir čia yra degalai. Ir pasipilda ir vėl eini. Ir kaip energinga, ir ta, kuri neleidžia savo partneriui nuobodžiauti. Tai, vat, kai turėjau vadovę, dažnai kviesdavau ją pietų. Sakydavau, jūs tai einam pietų. Ir jūs tai sakydavo, vėl tave girti reikės. Alio, nėra už ką. Ne, yra viskas gerai. Pasikvietė į vadovą pietų, pasikalbėt. Tikrai vadovas pagirs tavo šitą iniciatyvą. Ir gausi tos besąlygiškos meilės degalų. Nori mokintis? Įstokį kokį nors onlininį seminarą. Dar kažkur tai. Vėlgi, visos tos degalinės turi tam tikrų būdų. Tai antras. Įsipilk degalų sau pats, tu atsakingas. Ir trečia žinutė labai labai svarbi. Tai, kas yra tavo degalai, nebūtinai yra kitų degalai. Jeigu tau šiandieną labai labai reikia tos besąlygiškos meilės ir tu jauti, kad iš tikrųjų santykis su žmonėmis atšalo ir tu daraisi piktas ir kandžiojasi, tai vienas iš požymių, kad tau tikrai reikia šitų degalų, tu jautiesi nemylimas. Tai tikrai nebūtinai kitiem to reikia. Nes jeigu tau to reikia, tu nejučia tada pradedi galvot, gerai, būsiu geresnis. Ir pradedi girti. Ir pradedi kitiem komplimentus sakyti. Ir jauti, kad kiti, kas čia tau yra, kad tu čia lendi į vieną vietą, kad tu čia mazinė. Ir tada kiti žmonės, gali tai būti, kad aš sakau kitam žmogui komplimentą, o jisai jį priema kaip kažkokį padlaižiavimą. Tikrai esat pajutę tokį pojūtį. Kai sakai kažkam pagyrimą, grįžtamą į ryšį labai pozityvų, džiaugiesi juo, o jis sako, gerai, davai, nereikia čia. Nepriima, visiškai, nereikia jam tų degalų. Pas jį tas bakas užpildytas. Jo, ir čia reikia labai suprasti, kad čia ne apie tave. Žinai, labai dažna moteris, kadangi auditorija pas mane pagrindė yra moterų, tai reiškia, labai dažna sako, bet žinai, matai, kokia jinai ten tokia arba anokia. Bet iš tikrųjų, čia yra labai geras momentas atkreipti dėmesį, kad čia ne apie tai, ką jinai galvoja. Čia apie tai, kad jai ne tie degalai, ją net erzina tas tavo, sakykime, komplimentų sakymas. Tai šitoj vietoje reikia tiesiog objektyviai suprasti arba išmokti, kaip aš sakau, pagrindinę pamoką, kuri per gyvenimą turim išmokti, žodžius priimti metrą nuo savęs. Tai reiškia, kad, jis kažką pasakė, ir tu pasižiūri, ar čia apie tave ar ne apie tave, bet nebūtinai praleisti per savo patirtis, per savo suvokimus ir tada staiga pasidaryti išvadą. Tu žinai, jinai norėjo man pasakyti vieną arba kitą, bet taip visiškai negali būti arba tai visiškai neturi jokios prasmės. Taip, nes jeigu tau pačiai norisi tų komplimentų ir tau pačiai norisi švelniai bendrauti, tai atrodo, ir kitam taip pat reikia, o kitam tas švelnumas atrodo perdėtas, kitam atvirkščiai jisai traukiasi, nes pas jį tas bakelis pilnas. Tai čia tą savo mylimą vyrą vis pavyzdžiui sakau, nes vis tiek su partneriais daugiausiai mes išbandom visokių dalykų. Kai aš jam sakau komplimentus ir kai jam sakau, kai man faina su tavim čia, Rima, nenervuok manęs, neerzink. Ir jisai erzinasi, tu supranti, kad jisai erzinasi. Taip. Ir tada galvoju, kas čia ne taip? Ir tada aš jam duodu telefoną, sakau, suspaustu savo 10 žodelių. Ir jisai suspaudžia 10 žodelių ir aš matau, kad pas jį ten net bakelio nėra. Jam visai nereikia, pas jį tenais 0. Jam nereikia tų komplimentų, bet jisai nori būti geresnis, jisai nori būti rezultatų siekiantis, jisai nori būti gerbiamas už pasiekimus. Tau kitokių degalų reikia. Ir tada tu duodi jam kitokius degalus. Tai čia jau kita tema, kaip kitą motyvuoti. Bet kitą motyvuoti, tai pirmiausiai tu turi, ta tokia populiari frazė, nedeganti žvakė, kitos žvakės neuždegs. Tai pirmiausiai tu pats turi turėti ekstra mylę tos energijos, norėdamas kitam įpilti. O kad tu turėtum savo degalų, tu turi save gerai pažinti, tą savo sąmoningumą. Jo, aš kaip mėgstu sakyti, žinai, sakau, mūsų viduje yra tokia taurė, kuri arba tuščia, arba pilna.
Tai jeigu jinai tuščia, ne, tu dar vieną tokią pasakė apie žvakę, irgi labai fainas, reiškia, toks įsivaizdavimas arba vaizdinys, bet iš tikrųjų, jeigu tu esi tuščias, ką tu gali duoti kitam? Nieko. Bet va šiandien šitoj temoje, ką mes pasakėm, tai tu tikrai per visus tuos sluoksnius gali išsianalizuoti ir pasižiūrėti, okei, tai vis dėlto kas mane veža, kas mane motyvuoja ir ypatingai bendraujant su vaikais. Vat mes jau dalinomės tą informaciją, kurią aš kažkada gavau iš Marko Lučino. Jisai sako, žiūrėkit, nėra vaikų, kurie yra negabūs. Yra vaikai, kurie nejaučia motyvacijos. Ir dažnas vaikas, ne, ypatingai toj paauglystės stadijoje, ne, kai jie ten daug tų pirmų kartų ir tu suvoki, kad tam vaikui tikrai dabar, pavyzdžiui, maniškiam 15 metų mes svarstome ir norim jį išsiųsti į Ameriką, į mokyklą. Ir aš galvoju, Dieve mano, 15 metų, kai man buvo, aš dar užsienį nei karto nebuvau buvusi. O jam reikia jau daryti tokį sprendimą, kad jisai vienas išsikraustys gyventi į kitą pasaulio kraštą be tėvų. Ir tai aišku, ir labai norisi, nes tai yra ta veikla, kuri jam labai patinka ir kuri vienintelė jį motyvuoja apskritai gyventi. Ir tu supranti, kad jo tai, bet visa kita, kas po tuo eina, jam yra labai sudėtinga ir labai daug tų pirmų kartų. Ir aš po mūsų tos paskaitos, kurią tu pravedei, man iš tikrųjų atsirado tokios daugiau empatijos žiūrint į juos, būtent tame laikotarpyje, nes dažnai mes labai erzinamės, ne? Su tais paaugliais neįmanoma, ne? Nes aš irgi turiu ne vieną tą vaiką ir supranti, kad tikrai iššūkių yra labai labai daug ir jie visi labai labai skirtingi, tu negali pagal vieną kurpalių su visais elgtis vienodai. Tas laikas, apie kurį tu kalbėjai, irgi mamom labai svarbu suprasti, ne? Aš noriu tai dar užakcentuoti, kad ypatingai daugiavaikėse šeimose, kokias mes turime, abidvi su Rima, tai tas asmeninis vaikui skirtas laikas yra kaip tiesiog, nežinau, aukso vertės mano akimis žiūrint ir aš tai, ką matau ir ką pati pradėjau naudoti ir tu tą patį darai, tai čia yra vienintelis būdas rasti ir tą ryšį dar sustiprinti su savo vaikais. Tai čia labai labai stiprus dalykai, apie ką tu pasakėjai ir paminėjai ir dėl to aš noriu dar užakcentuoti, nes tai yra gyvybiškai svarbu. Man dar labai norisi atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Niekas tavęs negali sumotyvuoti. Ir mes savo vaikų sumotyvuoti negalim. Mes galim tik sudaryti sąlygas jų motyvacijai atsiskleisti. Didžiausia klaida yra galvot, kad mes kažkokie visagaliai ateisim ir uždegsim ugnį pas kitą žmogų. Jinai yra, kol žmogus gyvas, jis turi motyvą. Tai tada, kai vadovai ir tėvai supras, kad kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus ir darbuotojas ir ten šalia tavęs, jisai turi ugnelę. Tol, kol jis gyvena, jis turi ugnelę. Tai jis turi motyvą ir tą vidaus degimo variklį. Bet suprasti, kas yra jo vidinis variklis. Ar ten ta meilė savo apsikabinimas, ar iš tikrųjų jam dabar tų pinigų labai reikia. Ir dėl jisai daro viską, kad gauti ten tą papildomą 100 eurų. Ir tai yra jo vidinis variklis, dėl jo jisai viską padarys. Aš čia kartais dirbdama su komandom klausiu, pakelkit rankas, kam atrodo, kad jūs tikrai pinigai versle yra jūsų pagrindinis variklis. Kai einat pas darbdavį dirbti, tai pinigai yra jūsų pagrindinis variklis. Labai didelė dalis žmonių pakelia, dar dirbti mes einam dėl pinigų. Sakau, žiūrėkit, aš jums įrodysiu, kad ir darbą jūs einat ne dėl pinigų. Ir tada sakau, bet įsivaizduokit, kiek jūs šiandieną uždirbat, paimam ten 2000 eurų, įsivaizduojat savo atlyginimą kiekvieną mėnesį ir dabar ateina Rima ir sako jums, aš tau mokėsiu 3000. Tu darysi beveik tą patį, tikrai viską, ateik pas mane dirbti, aš tau mokėsiu 3000, bet aš turiu tokią mažą vieną sąlygą. Aš tokia truputį keista vadovė, kiekvieną rytą mes darom kick-off meetingus, aš su savo lakiniu bateliu, tu ateisi prieš visą mūsų kolektyvą, pasilenksi ir aš tau švelniai spirsiu į užpakalį. Neskaudės, tik švelniai, visi paplos ir tai bus kick-off the day. Ateisi. 99% žmonių sako, nesąmonė, ne, tai čia pasityčiojimas. Taigi už 1000 eurų daugiau. Čiagi neskaudės, čiagi bajeris. Čiagi mano toksai tik tai rytinis susirinkimas. Tik vieną esu žmogų
per savo seminarus, tikrai dažnai šitą provokaciją darau, radus, kuris sako, jo, aš ateičiau pas tave dirbti, sakau, kodėl, žiauriai pinigų reikia, kokį porą mėnesių padirbčiau. Tai jisai supranta, kad tą savęs nuvertinimą ir kažkokį pasityčiojimą, pažeminimą savo asmeninės vertės, ambicijos, dar kažko, tai jisai sutiktų parduoti už pinigus. Nes jo motyvas dabar yra labai stipriai pinigai. Jam labai reikia pinigų ir jisai pakentės truputėlį, prarasdamas kitus degalus, vardant šitų turėjimo pinigų. Tai va čia labai labai svarbu suvokti, kad tie degalai ir tos degalinės nėra status quo. Tam tikrų gyvenimo etapų tau labai to reikia ir tu jų turi įsipilti, ir tu jų turi pasimti. Tai grįžtant prie to, kad aš pats turiu tą degimo variklį, pastebėk save ir pagalvok, ko tau dabar labiausiai trūksta. Tas poreikis, ar ne? Nes mūsų motyvacija prasideda nuo sąmoningumo apie poreikius. Nes motyvacija yra ne kažkas kitas tavo poreikių patenkinimas. Ne? Objektyvių, meilės, laimėjimo, mokymosi, ilgalaikio santykio, kitų auginimo, tarnystės. Prašau, tau 7 visi poreikiai, pas Maslovą buvo tik 3, Maritas dar juos praplėtė ir kiti tyrėjai. Tai sakykime, tie poreikiai visi, kas vyksta su manim gyvenime, jie gali būti sugraduoti į tokias 7 degalinės. Ir nėra čia nei geresnės, nei blogesnės. Ir nieko blogo pasakyti, taip, man dabar labai reikia pinigų ir aš dėl jų esu pasiruošęs padaryti viską. Čia tavo degalai, viskas tvarkoja. Eik su savo vadovu ir susiderėk. Pasigalvok, ne, kaip tu gali kokį momentinį projektą pasiimti, kad įrodyti savo, kad aš galiu paimti ir kažką tai užsidirbti padaryti. Ir tikrai, kai pradedi įjungi smegenis randa. Tai motyvacija yra vidaus degimo variklis. O aplinka mums gali sudaryti sąlygas. Jo. Ir va, ypatingai, žinai, mano klientės kokios yra ir kurios kreipiasi jau į mane, kaip aš sakau, tos, kurios dažniausiai va, tas savivertės, tas va, antrasis laiptelis, ne, kuris yra, jos eina, pradeda padėdinėti kitiem, pradeda daryti dalykus, kaip tu sakėjai, žinai, komplimentų sakyti, ar daryti dalykus kitiems, nors jie neprašo, ir tada jie žiūri jas ir sako, nu tai tipo, o tai ką dabar čia aš skoloju, ar kaip? Tu statai iš tikrųjų nesupratęs, kad tai yra tavo motyvacinė arba tavo tas kūras, kurio tau reikia, tu eini ir duodi kitam, o tas kitas žiūri ir tave sako, klausyk, tai ką man dabar daryti čia su tuo. Tai va šitoje vietoje iš tikrųjų šitas įrankis tavo, kurio pasidalinai, yra toks labai labai svarbus ir aktualus ir aš manau, kad daugelis iš klausytojų galės pažinti save. Ir va dar vienas aspektas, kur reikia, dar kartelį noriu, tu jau pasakėjai, bet noriu dar užakcentuoti tai, kad tai kinta. Taip. Tai nėra konstanta, kuri, va dabar man, kaip tu sakai, aš noriu išgyventi, ypatingai vaikai, kurie baigia universitetus arba į pabaigą eina universitetų ir kas juos motyvuoja realiai tam amžiui, jiem reikia užsidirbti babkės. Ir aš kaip mama, aš galvoju, tai gerai, bet tu pagalvo, ką tu norėtum veikti, kad tave džiugintų. Ir aš dabar suprantu, kad kokia aš nesąmonė su jais šneku, jie visiškai negirdi, ką aš kalbu, nes jų iš tikrųjų dabartinis kūras yra babkės, nes jiem reikia kažkaip atsistoti ant kojų, jie supranta, kad tos tėvų finansavimas tuoj baigsis ir jie supranta, kad jam dabar vienintelis dalykas, kaip tai galima padaryti, tai jam reikia savų pajamų. Ir viskas, ir nėra kito variklio, kuris jį motyvuotų arba uždegtų. Ir mano visi svaičiojimai apie kaip tu čia susirask veiklą, kuri tave džiugintų, kur tie drugeliai tau pilve gamintųsi, jų nemotyvuoja bent jau šitame etape. Taip. Ir va šitie 7-mečiai, nes pagal laiko taisyklės lygiai taip pačiai mes gyvenam 7-mečiais. Ir kiekviename 7-metyje vyksta tam tikri dalykai. Ir jie iš tikrųjų labai susiję su visu tuo, ką tu pasakoji ir sakai. Ir labai dažnai... Sąmonės raida. Jie labai susiję su mūsų sąmonės raida, nes per patyrimus auga, jungiasi mūsų tie neuronai ir susidaro tas sąmoningumo tinklas. O po to mes ir mąstom selektyviai, išsitraukiam iš savo patyrimų, iš savo tos sąmonės, ar ne, tam tikrus suvokimus ir galvom, tai man to reikia, nereikia ir koks mano tas poreikis, kai sakau, poreikis išsižioja, patenkinu ir vėl ramus.
poreikis besąlygiškai meilei išsižiojo, patenkinau ir vėl ramus. Bet jeigu vaikystėje jisai nesusiformavo labai platus tos indas, jisai labai kuklus, tai tada ir dabar aš nelabai reikalauju žmonių daug dėmesio. Jeigu vaikystėje ten tam nuo 7 iki 14, nuo 1 iki 7 metų, nesusiformavo pas mane labai didelis poreikis tai besąlygiškai meiliai. Kiek gaudavau, tiek gana, kažkiek tai gavau, patenkino tėveliai ir labai stipriai jisai nebuvo išvystytas, tai ir dabar aš nesu labai jautrus komplimentam ir nereiškiu labai didelio poreikio komplimentam šiuo metu. Jo, tai, kaip aš sakau, mes pasidalinom viskuo, kas pats geriausias, ne, pati geriausia informacija. Ir jeigu tikrai kiekvienas iš jūsų, beklausydama šitą podcastą, pereisit per visas tas 7, reiškia, piramidės dalis ir padarysite testą, kuris yra Rimos puslapyje, aš jį užrašysiu būtinai apačioje, kad jūs galėtumėte tiesiog paspausti ir nueiti į jį ir pasidaryti testą tiek savo šeimos narių arba netgi galbūt kolegų, tada jums pasidarys labai aišku, tai kaip man iš tikrųjų maitinti save ir maitinti kitus, kad aš gaučiau tą rezultatą arba sąlygos susidarytų tokios, kurios man būtų palankios augti ir palankios būti, tai unikaliai ir geriausiai savo versijai, kad aš galėčiau lygintis tik pats su savim, tik pati su savimi kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną galėčiau tapti vis geresnė ir geresnė. Tai ačiū tau, Rima, labai už tai, kad tu pasidalinai, nes aš tiesiog negalėjau nepaprašyti tavęs dėl to, kad man tai labai surezonavo ir aš manau, kad daugeliu iš mūsų klausytojų tikrai priims šitą dovaną, kurią mes dovanojam artėjančių švenčių progą. Tai tikrai ačiū labai ir mėlieji ir mielosios klausytojos. Tiesiog, kaip aš sakau, informacijos neužtenka tam, kad ją paklausyti. Visą laiką gyvenime aš sakau, imk ir daryk. Imk ir bandyk. Nes jeigu jūs tai paklausysit važiuodami automobiliu ir, jos čia pašnekėjo, fainai, bet neįgyvendinsit arba nepabandysit, tai, kaip aš sakau, negaiškite laiko. Imkite ir darykite, kad gyvenimas jūsų keistusi, kad jis būtų lengvesnis, paprastesnis, šviesesnis ir kupinas meilės. Tai mūsų vienintelė žinutė su Rima, ką mes norėjom jums perduoti ir besąlygiškai ir be jokios naudos savo atiduoti jums. Dėkoju, Rima, tau labai. Iki pasimatymų. Viso.